Esu Alepo buvusioje psichiatrinėje ligoninėje, pastatytoje 14 amžiuje ir čia štai matosi, reiškia, čia visiškai tamsu, nes tai buvo laikomi ligoniai. Ir reiškia, buvo manoma, kad galima šiek tiek ir pagyti laikant ligonius tamsoje. Ir va štai už grotų. Ir tokiose mažutėse celėse buvo laikomi, čia 4 tos celės ir tik tai vienas nedidelis apšviečiamas toks kambarys padarytas, kuris gauna šviesą pro kiaurimę kupolinėme stoge. O tai pažiūrėsime. Kokie tolimi ir tamsus koridoriai, praktiškai labai menkas apšvietimas ir kokie siauri. Dabar yra 2010 gruodžio 16 diena, su mane Jordanijoje, štai beveik miesto centre, esu atėjęs, labai saulėta diena, labai gražu, ypač geras oras, dabar apie 13 valanda, labai šilta nepaprastai, nes čia vėl ant kalvų matosi labai gerai. Kaip ir miestas, kaip kregždučių lizdeliai sustatyti naveliai ant uolų kraštinės. Todėl kai kurie galbūt ir nenukris, aš taip įtariu, nesubirės, nors man čia sakė, kai kurie nuslinko per buvusi kažkokius gerą lietų, reiškia per didelės liūtis, nuslinko kai kurie, nežinau, kurie ten nuslinko, bet čia bėginėjo berniukai priešais mane. Bet jie neturi supratimo, kad reikia apeiti aplinkui žmogų, bet reikia būtinai bėgti prieš kameras. Jau čia tokia jų mada, reiškia. Nežinau, čia įtariu tokia islamiškoji arba arabiškoji mada. Tos kultūros tai praktiškai beveik nieko nėra. Absoliučiai. Kultūros turiu omeny mandagumo. Mandagumo, reiškia, jau kai eina, tai eina kaip tankai, niekada nieko nepraleis. Bet apie tos negerumus galbūt kitą kartą vėliau. Dabar štai aplinkui apsisuksiu, ir štai miestas matosi, toks tai bėginėja, reiškia, automobiliukai. Bet aišku, nuolatiniai kamščiai, čia tradiciškai nieko nauja. Čia pas juos jau kaip visada.
Kiek einu į patį centrą, pažiūrėsiu, kas įdomaus. Ko gero labai kažkokio įspūdžio ypatingo nesudaro šitas miestas, bet gal ką nors. Damaskas, aišku, yra Lipa daug gražesnis, bent jau iš pirmo žvilgsnio.